Sveiki, kaip ir minėjo, vardu Eglė esu. Labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad mažai matytų veidų. Paprastai žmonėms būna kitaip, bet man tai iš tikrųjų džiugu, nes aš galėsiu papasakoti platesniam ratui žmonių apie tai, ką veikia Lietuvos dizaineriai, kuo mes užsiemam jau 17 metų ir sukaupus tiek patirties, ką galėčiau patarti mano manimu, ką reikėtų iš tikrųjų mums išsaugoti. Tai aš daug intro nedarysiu ir pradėsim. Turim Collaboration for Progress. Tai yra mano pagrindinė tema, tai būtent bendradarbiavimas tam, kad mes turėtumėm progresą. O kodėlgi aš taip manau? Pati pradžia. Kaip ir minėjau, savo veiklą dizaino srityje pradėjau 2002 metais. Tai buvo pakankamai gūdus laikai Lietuvoje, nes iš principo tai nebuvo dizaino, tiksliau jo visiškai neakceptavo tiek Lietuvos visuomenė bendrai. Jeigu, sakysim, pavyzdį paimsiu, būdavo kėdė, kurią pirkdavo lietuvis, tai būdavo taip, už medžiagą staliui sumokama, o dizainas yra ekstra, vietoj nuolaidos galėtumėm pasiūlyti dar. Ir kai mes ateidom, sakydavom, va čia dizainas, čia reikia kažką sumokėti, jis žiūrėdavo tokiom plačiom akim ir sakydavo, medžiaga tai kainuoja. Staliaus darbas, tai jau čia aš suprantu, viskas. O dizainas, kas tai yra? Kita problema, su kuria aš susidūriau atėjus į šitą būtent dizaino lauką dirbti kaip vadybininkė, ne kaip dizainerė. Tai buvo pirmas fokusas, tai Lietuvoje sunku, ką čia mes galim padaryti, vadinasi, reikia mums tą dizainą eksportuoti. Gerai, ten daugiau pinigų, viskas smagu. Ir kas atsitinka, išeiname su tuo lietuvišku dizainu į užsienyje, tai sudalyvavom 2003 metais pirmą kartą 100% dizaino parodoje Londone. Štai su tokiu kuklučiu stenduku, tokiu mažuliuku, tokiu 6 kvadratinių metrų berods, prisidėjo visokių prototipų. Ir ateina dabar tie žmonės pas mus ir sako, tai kur ta Lietuva? O tai čia sako, o pas jūs kelių yra? Susidurėm su kita problema, kad Lietuva tai yra geriausiu atveju Vilniaus baldai, Ikėjos baldų gamintoja, cheap production, cheap labor, what kind of design? Jūs ką jūs čia norite parodyti? Tai tokia pradžia buvo, ką čia dabar mums daryti? Lietuviai mūsų nepripažįsta, tada užsieniečiai irgi taip keistai žiūri, o daiktų neblogų liktai turim ir daiktai kaip ir patys įdomus. Tai tuo metu, aš iš tikrųjų dar truputėlį prisistatysiu, tuo metu aš dirbau tokioj dizaino studijų Kontraforma, tai tikriausiai pirmoji lietuviška dizaino studija, kuri eksportavo dizaino produktus, ne servisas, ne paslaugas, ne grafinį dizainą, bet jau patį produktą. Tai ir pabuvę mes dabar tuos 3 metus Londone, jau truputėlį pasivystę ir taip toliau nusprendžiame, kad vis tik tai mums reikia stipresnės jėgos ir kažkaip rodyti, kad mes galim rimtai būti priimti ir rimtai atstovauti Lietuvą ir savo gaminius. Ir štai 2006 metais mes sugalvojom, kad reikia padaryti bendrą Lietuvos stendą, Lietuvos dizaino stendą ir tai pristatyti tiek save, tiek produkciją, tiek bendrai Lietuvą. Tasme, kad žinotume, kad tai yra tokia šalis, nes toks, kur buvo labai sunkus metas, taip jau mus kažkaip taip lyg ir akceptavo, jau mes tokie esam, kaip ir lyg tai jau kokie taip, bet iš principo tai ir kas atsitiko, tasme, buvo fantastiškas sprendimas. Nes mes iš karto gavome 3 pliusus. Mes gavome Lietuvos identitetą, stendas buvo didžiulis, nebe 6 kvadratiniai metrai, o beros buvo apie 65, gal 66, tai mes padidėjome 10 kartų.
tuo pačiu mūsų vieną iš produktų parodo organizatoriai pasiėmė kaip ikoninį daiktą pristatinėti pačią parodą. Tai mums tai buvo didžiulis pasiekimas ir pripažinimas lietuviško dizaino, nes dalyvių įsivaizduokit iš viso pasaulio, pagrindė Europos, kurie jau seniai dirbo dizaino srityje, yra virš 600 ir tarsme va pasirenka lietuvius, lietuvišką daiktą ir per jį būtent pristatinėja, tarsme pati paroda ir tai buvo tikrai didžiulis pasiekimas mums. Ir aišku, pasisekė, tai pasisekė, kągi, dabar reikia toliau judėti į priekį. Ir mes sugalvojom, kad mums tą bendradarbiavimą, mūsų konceptą, jungiant kelias kompanijas, lietuviškas kompanijas į vieną stendą, mums reikia pratęsti. Ir mes iškeliavome po pasaulį. Tai va, ir prasidėjo mūsų labai skirtingos kolaboracijos. Didžiausia problema, su kuria mes susidūrėme tuo metu, organizuodami tuos bendrus stendus, tai buvo tai, kad realiai nebuvo iš ko rinktis, su kuo važiuoti. Ir kaip ir norim atrodyti gražiai ir kad viskas gražu ir faina būtų, bet realiai tų dizaino studijų neegzistavo. Arba jų buvo pavieniai, jos atsirasdavo ir dingdavo. Tai mūsų kolaboracijų buvo nuo iki, nuo baldininkų, interjerininkų ir visokių tokių. Ir mums teko juos visus kalbinti ir sakyti, kaip yra gerai, kad iš tikrųjų galite jūs ne tik pardavinėti Lietuvoje, kad jūs galite eksportuoti ir galite, realiai uždirbti pinigus, o ne tik tai svajoti ir galvoti, kad tai yra neįmanoma. Ir vienas iš mūsų pirmesnių stendų, tai buvo New York'e, čia International Contemporary Furniture Fair, tai vėlgi kelių kompanijų kolaboracijos. Kitas mūsų bendras stendas buvo Singapūre. Čia jūs, kad įsivaizduotumėt geografiją, kaip mes sugalvojom, jau einam, tai einam, ką mums čia tas Londonas. Tai va, tada sekantis, buvo tik kelių kompanijų kolaboracija, tai Maskvoje. Čia jau atsirado tada mintis, mes čia dabar save kažkaip tai, tie bendri stendai, aišku, kad čia jau mes Lietuva, tai užmirždavom užsirašyti, jau čia mums, kadangi tiek jau esam lietuviai, tai kur jau čia dar reikia. Bet paskui po kurio laiko man atėjo mintis, kad, gerai, mums reikėtų vis tik tai kažkaip save identifikuoti ir kurti tą brandingą. Čia ir prasidėjo. Lietuvos niekas nežino, gal tada imam plačiau. Kaip mes save pozicionuojam, tai gal Pabaltijo tas dizainas, kaip čia dabar gerai. Ir buvo paroda, dabar bijau pasakyti, 2006 metai gal. Milane, buvom ne zonoj Tortonoj, o zonoj Romanas, bet iš principo tai buvo Milano dizaino savaitė. Tai yra tikriausiai pasaulyje žymiausias renginys, bendrai pasaulyje susijęs su dizainu. Tai yra, savaitės neužtenka apeiti visus renginius ir pačios parodos, baldų parodos, kaip taisyklė dizaino savaitės būna kažkaip susijusios su baldų parodomis visam pasaulyje. Ir, žodžiu, mes štai čia pasidarėm tokius fantastiškus šviestuvus iš šakočių, nusprendėm, kad reikia, jau pasitalas važiuoja, tai ką reikia, pamaitinti ir pagirtyti, gavom rėmimą iš 3-9, žodžiu, šakočius teko, aišku, pirkti, bet, paskiau žinau, kad Juozas Brunza, nežinau, gal kas šitą pažįsta, tasmės dabar dėsto ir vadovauja dizaino katedrai Dailės akademijai, tai jisai sugalvojo būtent tos šviestuvus. Iš tikrųjų tai turėjo pasisekimą, nes buvo toksai neįprasta daiktas, valgomas šviestuvas ir jis dar visai gerai ten atrodė. Tai va. O jeigu kas nežino, kas yra Lietuvos dizaino grandai lietuviški, jeigu nežino, tai žinokit, čia štai sėdi. Čia iš senos kartos, ne iš dabartinių jaunimo, bet iš tikrųjų šitie 3 žmonės tai yra tie, kurie žino be galo daug, turi be galo patirties, yra nepaprastai kūrybingi ir dar visą tai realizuoja, praktiškai įgyvendina. Nes mes turim daug pavyzdžių, kada tas žmogus tikrai yra labai
kūrybingas, jisai turi visko, bet kažkaip ten užstringa iki ten vis tos realizacijos ir daiktas negimsta, jisai neatsistoja į vietą. Tada pasigalvoja, kad Tasty Baltics čia toksai, kaip ir nieko pavadinimas, bet gal ir, kažkaip vis tiek norėtųsi tos Lietuvos. Ir po dar vieno, istoriją papasakosiu, buvo labai gera. Žodžiu, buvo 2012 metai, krizė, Lietuvoje gili dar vis. Dizainui reikia išgyventi, ir kažkaip reikia, negali sėdėti ir nieko neveikti. Ir mes tada sugalvom taip, duoda mum Frankfurto parodų organizatoriai Lietuvos dizainerių stendui 5000 eurų, kad tik mes atvažiuotume. Tai yra unikalus atvejis, nes paprastai stendai kainuoja labai daug ir tu turi padaryti labai daug ir pasirodyti labai gerai tam, kad tau pasiūlytų, duotų tokį paketą. Ir kadangi Messe Frankfurt, jie labai aktyviai dirba Lietuvoje ir turi savo atstovus, tai, žodžiu, mes pasiskundėm, kad mes tikrai neturim pinigų, iš valstybės paramos tuo metu irgi buvo gauti be šansų ir tada mus paremė būtent vokiečiai. Aišku, tų pinigų neužteko ir mes tada sugalvojom, kaip čia dabar, dizaino savaitė buvo toksai renginys ir vyksta ir dizaino savaitgalis ir jo metu mes sugalvojom, kad reikia parduoti mums, surinkti aukcioną tų dizainerių darbų ir už tuos pinigus mes sumetam ir prisidedam prie to bendro projekto, kad mes važiuojam į parodą kartu ir va taip kažkaip išsisuksim. Tai taip, kaip tariam, taip ir padarėm. Štai taip atrodė mūsų stendas, jisai kainavo mum beveik nieko. Panaudojom kartoninės dėžes, susirinkom į krūvą, savaitę ten meditavom, brainstorminom, žodžiu, galvojom, kaip čia mums dabar atrodyti, kaip gerai atrodyti. Žodžiu, pats ekonomiškiausias variantas. Nežinau, dabar eurais, jeigu tai pasakysiu, stendo įrengimas tikriausiai kainavo viso šito, kas yra apie 50 kvadratų, tai koks, 1000 eurų nekainavo. Tai tas kūrybiškumas buvo pasitelktas visapusiškai ir visur. Patys važiavo mašinom, žodžiu, vežėm daiktus, kad tikrai niekas nekainuotų. Ir tuo metu gimė mūsų Lithuanian Design Block pavadinimas, nes mes vėl pergalvojom, kaip čia mums save pozicionuoti. Ir tas Lithuanian Design Block, jisai paskiau įgavo įvairiausias formas. Lithuanian Design Block buvo, kaip, jeigu kas atsimena, Ševčenkos gatvėje, loftuose parduotuvė. Tai jinai buvo skirta Lietuvos dizaineriam tam, kad jie turėtų savo erdvę, mokėtų nuomos mokestį ir turėtų vietą, kur jų daiktais prekiauja. Lithuanian Design Block projektinių principų dirbo gaudamas finansavimą ir padėdamas mažom kompanijom arba atskiriem dizaineriam išvažiuoti į užsienį ir tiek parodyti, pristatyti savo produkciją, tiek ir parduoti. Tai va, ir paskutinis taip ir liko Lithuanian Design Blockas, mūsų kažkaip taip prisikabino. Ir va čia ir mes, parodysiu, čia buvo mūsų irgi ekspozicija, po to po Frankfurto, išvažiavom pas brolius latvius, nes juos irgi reikia aplankyti, nepamiršom ir estų, susikalėm, čia labai gal matosi, gaila šviesu, tokį design spotą, tai yra priekaba, tai čia Nauris Kalinauskas sugalvojo tokį gerą čigonišką būdą pristatyti lietuvišką dizainą. Žodžiu, mes į tą priekabą susidėdavom daug smulkių visokių daikčiukų, prisikabindom prie mašinos ir mes su tą priekabą, žodžiu, taip keliaudom ir turėjom tokią idėją, kaip mes, žodžiu, su tuos traukinuku, žodžiu, tą lietuvišką dizainą mes galėsim pristatyti tiek Lietuvoje, išvažiuojant iš didžiųjų miestų, lygiai taip pat ir Latvijoje, lygiai taip pat ir Estijoje. Ir mes padarėm, ne visai pilnai gyvendinam šitą planą, bet padarėm. Tai va, dar vienas iš mūsų renginių, būtent kolaboracijos bendradarbiavimo renginių, tai gimė dizaino savaitgalis, kuris buvo sudėtinė ir yra dizaino savaitės dalis. Ir loftuose ten vyko daug visokių įdomių dalykų ir vyksta.
Tai tikiuosi, kad jisai nenumirs, bet va, čia dar vienas mūsų bendradarbiavimo rezultatas. Taigi, tarsime, kągi vis tik tai norėčiau atsakyti į temą, ką aš jums šiandien noriu pasakyti, ką man vis tik tai reikėtų išsaugoti. Tai mano manimu, mums yra svarbiausia išsaugoti, norint tikrai toliau dirbti kartu ir gerai jaustis, tarsime, ir finansiškai, ir emociškai, tai neužmiršti bendradarbiavimo. Labai daug dizainerių studijų, aš tiesiog stebiu, kaip vyksta veiksmas dabar Lietuvoje, jie pradėjo užsidarinėti savo erdvės. Aš vienas galiu, aš ten dar kažkaip, aš ten, o va čia man nereikia, o čia man neįdomu, žodžiu, o čia tokio. Ir kai aš peržvelgiu visus tuos metus, 17 metų dabar, kiek mes daug pasiekėm bendradarbiaudami, aš noriu priminti, kad neužmirškim to, nes mes esam per maža šalis ir per mažiukai, kad mes galėtumėm veikti po vieną. Finansinių resursų nei vienas iš mūsų neturi, taip dabar yra tie startupai su investoriais, bet investoriai kainuoja nežmoniškai daug. Jie yra labai brangus ir svarbiausia, kas kainuoja, tai kainuoja jūsų nervus. Nežinokit, jau pradėsi dirbti tada ne savo, o savo investitoriam. Ir nemiegosite naktimi ne dėl kūrybinių kančių ar tenai dar kažkokių tai planų, o dėl to, kaip dabar uždirbti pinigus savo investitoriam. Tai kolaboracija yra vienas iš kertinių dalykų, kas mums iš tikrųjų man padėjo jau išvystyti 2 brandus. Tai pirmas brandas, kuriame aš kur dirbau 8 metus ir kur mes pradėjom visiškai nuo nulio, o pasiekėm tikrai labai daug, tai buvo Kontraforma. Po to aš atsiskyriau ir išėjau, mes su Martynu Kazimierėnu įsteigėm prekės ženklą March, tai yra March Design Studio, gal kam teko ir girdėti apie tai. Tai žinokit, aš visą tą laiką, tik kolaboracijos bendradarbiavimo būdu, mes susirinkom visas uogeles ir tai mums nekainavo nežmoniškų pinigų, taip, kai kainavo šiek tiek nervų ir kaip ten laiko resursų. Tai dar vienas dalykas, kurį turėtumėt jūs būtinai išsaugoti savyje kaip asmeninė savybė, tai būtent atsakomybė už save ir už kitus žmonės. Nes bendradarbiaujant, yra labai svarbu nepasiklysti savo vertybėse, nepamesti jų pakeliui. Ir joks bendradarbiavimas nėra galimas, kai jūs neturite atsakomybės. Bendrai, tai yra toks kertinis dalykas, nes tik kažkas tai prasideda ne taip, visa grupė visą laiką subirės. Ir mūsų bendradarbiavimas visą laiką būdavo grįstas tik tai pasitikėjimu viena kitu. Susitarimas, pasitikėjimas, taip toliau. Per savo laikotarpį esu suorganizavęs virš 50 bendrų stendų. Tikrai daug, jie visi buvo užsienyje, jie ne Lietuvoje. Prisižiūrėjus tikrai labai nemažai ir istorijų, ir visokių variacijų, išbandžius nuo iki metodų. Nuo ten sutarčių, visokių ten taip toliau ir įsipareigojimų. Ir geriausia iš tikrųjų veikia tai vienintelis dalykas - susitarimas ir pasitikėjimas. Tai yra kertiniai dalykai, ant kurio mes statom visą savo veiklą. Negražiai pasakiau lietuviškai, bet vat. Ir paskutinis, kurį aš visą laiką akcentuoju, tai ką mums būtinai reikia išsaugoti, tai būtent meilę. Meilė tai, ką mes darome, ir tą reikia daryti su aistra. Jeigu jūs matot, kad jūsų tai neveža, meskit tai, eikit darykit ką kitą. Niekas kitas pasaulyje negali jūsų sustabdyti. Nei finansiniai įsipareigojimai, nei vaikai, nei vyras, nei tėvai, nei dar kažkas tai. Visa tai yra primesti dalykai tam, kad čia jūsų saugumas bando ištraukti visus tokius kamoliukus ir sakyti, ne, tu to nedaryk. Tai žinokit, viską, ko imatės, nesvarbu ką, jeigu darysite su meile
ir su aistra, žinokit, tai turės visada finansinę grąžą. Visada. Ir apart to jūs dar būsite laimingi. Mažas mursnelėlė, apie kurį visuomenė dažnai nešneka, bet tai yra labai labai svarbu. Tai va, ir gal netgi filmukas mums pasileis, nežinau kaip čia dabar. Tai. Aga. Tai garso nepastabą. Garso nėra. Čia maistas stende, kai statom. Čia vaizdai parodose, va taip, va, ateini ir pirmyn. O čia stendo planus žiūrim, kaip čia viską reikia padaryti. Čia mes po parodos taip atrodom visą laiką. Čia būna malonioji dalis. Po parodų 3 dienos dovana sau. Čia mūsų vos nesušaudė. Tai vietoj. Papuolėme į narkodilerių sulaikymo operaciją. Va, tai va. Aha. Oi, išėjau. Tai paskutinis laidą dar uždėti reikia. Va. Tai va. Tai va, ačiū labai, kad manęs klausėte. Tikiuosi, kad mano istorija dizaino srityje įkvėps jūs taip pat nesėdėti vietoje, taip pat žengti į priekį, bendradarbiaujant, šypsantis su meile, su energija ir siekiant savų užsibrėžtų tikslų. Tai va, ačiū labai.
Tai kelkit ranką ir garsiai sakykit. Jau viskas aišku, bet tai kaip gerai padarė. Taip. May I ask a question in English? Yes, for sure. Excellent presentation, and thank my friend Roy for translating for me. So I see you broke the mold at the very beginning, and you're still progressing. What's the next steps? Where do you see that this process going the next steps? Like in general collaboration or collaboration in design field, my vision is to collaborate, not only creating stands together. I really hope that we are gonna have also business workshops. And what's happening, then we are traveling to the different exhibitions. My initiation is just to live together, just to get Airbnb and live together. Even okay, it's not really convenient sometimes, you need to share bathrooms and things, but one big advantage is that when we are living, when we're having dinners together or breakfast, we share our knowledge, know-how. We just tell each other how we do business. We just share the contacts, we do just tell each other what mistakes we've done and what new things we found out. And it's really, really important from my point of view, because what's happening, with our designers, we never meet in Vilnius, never. We're all in Vilnius, but we never meet in Vilnius. We are too busy. Everyone is busy with our project, their own projects. And then we come to the exhibitions. We have time to be together and just to discuss. So my vision is just to keep on going, to have these gatherings. Even it's very difficult to maintain it because new generation is coming with very understanding that that's me, I can do it. No one, I don't need anyone around me. I can Google everything. So it's but it's not, I just don't believe that you can do all these things on your own. So this is one of the visions. And other visions also just to make a design more or less business, section, because in Lithuania perception is design is something is still perception. A design is not really making money, okay, it's nice, it's fine, but you actually cannot survive from what you are doing, So my vision is that just to make probably award or design award, but not just making a nice design, but also making business of design. And again, collaboration. Aš norėjau pasakyti ačiū labai už gyvavimą ir už šitą darbą, dėl to, kad tai veikia, bet man asmeniškai labai įspūdį palieka, nes aš dalyvau porą galbūt pavadinčiau su vienu gamintoju Lietuvoje ir visą laiką norėjusi kurti kažką savo. Ir ta patirtis ir palaikymas tiesiog, kad jūs sakot, kad yra Lietuvos dizaino blokas, bent jau man asmeniškai labai kaip bažnyčia, kad ir tas statyba bendrų vertybių, kad tai ateina vienas iš kito ir kad tie nauji dizaineriai, naujos kartos, jiem atrodo, kaip tamstas sakai, kad atrodo, kad va čia mes patys viską, o kad prieš tai buvo, kad Lietuvos nėra, iš vis nėra savokas. Jos ir dar dabar iki šiol beveik nėra. Yra truputį daugiau, bet jo. Nebeklausot, ar pas jūs yra keli jau daugiau. Jo, bent jau tiek, jo, jeigu taip. Tai kas svarbu, kad nepamiršti tos bendrumos ir taip toliau, kad tas dalinimas ir žiniomis, jisai yra labai svarbus ir kaip ten, kad galų gale, kai daliniesi ten, tai tada ir atsiranda tas bendravimas ir verslo bendravimas, nes jeigu nebendrauji, tai nieks nieko neužsakys. Tai tikrai taip. Ir dar vieną svarbų dalyką, gal, aš tiesiog čia neminėjau, kas yra bendradarbiavimas, kas yra tikėjimas to, ką mes darom. Iš tikrųjų, kai aš pradėjau veiklą, tai apart to, kad pradėjome mes ieškoti visokių finansavimo, tuo metu jokių startupų nebuvo, nei sutelktinio finansavimo. Niekas apie tai negirdėjo, nešnekėjo,
nebuvo tokios net idėjos, jaučiu, kad pas nieką gimė. Ir tas mums reikėjo iš tikrųjų pinigų, nes pinigų neturėjom, o parodos kainuoja labai daug ir mes kiek išbandėm parodos yra tiesioginis kelias gauti užsakymus, labai gaila, bet kiti keliai realiai nefunkcionavo ir beveik nefunkcionuoja netgi ir dabar taip, e-komercija yra, bet okay. Ir tuo metu, gal nuo 2002 iki 2010 metų, mums teko labai stipriai dirbti su institucijom Lietuvos, tam, kad iš vis įteisinti dizaino pavadinimą, vardą. Niekas nežinojo, jeigu mes nueidavom į tokią kultūros tarybą, dabartinė buvo kultūros ir sporto, ten kažkoks, rėmimo fondas, taip vadinosi. Tai, buvo dailė, paskui atsirado dar architektūra, ačiū Dievui, tai dar nors kažkaip ir cirkas buvo, tai aš sakydavau, kur mums čia dabar su to dizaino paraiška, kaip čia mums tų pinigų. Ir galvoju, ar vienas tik paduodavo į dailę, kitas iki architektūrą, paskui galvoju, bet cirką reikėtų tikriausiai, nes mes ir atrodom, kaip cirkininkai, kažkokie tokie nenormalūs ir iš visko mes čia norim prie tų klumpių ir tradicinio amatų ir tos tradicinės dailės ir kaip viskas būdavo suprantama, tai ir ilgų, mūsų per tuos metus mes skaitėm be galo, surengėm daug visokių konferencijų, dizaino savaičių, baldų parodų, visokių ekspozicijų, tam, kad edukuoti visuomenę ir tuo pačiu ir institucinius darbuotojus apie tai, kas yra dizainas. Tuo metu atsirado bendrai savoka, kaip dizainas kultūros taryboje, atsirado atskira sekcija, paskui atsirado netgi ir kūrybinės industrijos jau netgi taip, mes jos ten visą laiką, kaip aš sakau, pušinom tam, kad jie nemiegotų ir savo tose koridoriuose neužkerpėtų ir, žiūrėtų tai, kas yra pasaulyje, aplink ir šitą darbą iki šiol dirbame. Tai ta dalis, kurios realiai nesimato, bet čia tik bendradarbiavimo būdu mes galim tuos dalykus pasiekti ir tokį finansavimą, kurį dabar gauna dizainas, tai čia yra unikalu, nes yra net ES priemonės dizainas LT paleistas, tai irgi mūsų iniciatyva ir mūsų dėka, ne tik žemdirbiai ir ne tik tai ten, dešrų ar pieno gamintojai gauna kažkokią tai finansavimo dalį, bet lygiai taip pat ir bent jau kūrybinės industrijos. Tai čia irgi bendradarbiavimo vaisius. Dar? Aš norėčiau paklausti, ar matot skirtumą, kaip keitėsi lietuvių požiūris į tą lietuvišką dizainą, kai pradėjot ir dabar? Didžiulis. Iš tikrųjų, šiaip lietuvių mentalitetas per tuos metus labai stipriai pasikeitė. Aš pradėsiu nuo to labai tokį keistą, būtent kaip keičiasi institucijos. Tai aš kai pradėjau dirbti su LVPA, Lietuvos verslo paramos agentūra, ir kai 2004 metais mes gavom pirmus 5,000 ar per 5 metais 5,000 litų mums ten kažkaip atskyrė. Ir aš ateidavau į koridorius, ten sėdėdavo matrona visa su tais papiriukais ir aš jau ten turėdavau lenktis jai į kojas ir dėkoti, kad ačiū, kad toks visas, kad ne iš savo piniginės ištraukė tuos pinigus ir jau čia dabar mums duoda tos 5,000 litų. Aišku, tuo metu tai mums buvo, bet kokie pinigai yra, aukso vertės, nors aišku, jų ten 10 kartų neužtekdavo. Jeigu taip paroda viena kainuodavo 35 tūkstančiai, tai mums duodavo 5. Ir jau tada jau viskas šakės, kiek daug ir mes čia dabar jau skolingi visą gyvenimą. Tai šiuo metu apie tokias nesąmonės jau neina kalbos. Ačiū Dievui, kad ten tikrai labai pasikeitė, atėjo nauji žmonės, atsirado normali struktūra. Taip, tos korupcijos aš žinau, kad yra dar vis apraiškos ir lobizmų užsiema įvairiausi sektoriai, tačiau jie bando prastumti savo kaip tenai naudą gauti, prastumti savo sektoriaus veiklą ir ją propaguoti. Tai mums irgi reikia būti aktyviem ir reikia to nenusileisti. Tai bet pats mentalitetas, tai fantastiškai, mums su Kontraforma kaip pasisekė, kad ką mes tada padarėm. Kai mus jau pripažino pasaulis, kai pradėjo ikoniniuose pasaulinėse žurnaluose dėti tuos lietuviškus produktus, tai čia buvo ir garsioji, kad kai dėkų dirka ta, kur ant 10 kojų, tokia ikoninė, tai buvo tikriausiai pats populiariausias, labiausiai išpaspausdintas ir per pasaulį nuėjęs produktas. Lygiai taip pat tokie romanstaliukai Neringos Dervinytės.
Tai tikriausiai geriausiai parduotas per visą istoriją lietuviško dizaino produktas, nes irgi sklaida buvo didžiulė, mes labai patankėjom ant tos bangos, kaip tik tai lazerių pjaustimo įvairių medžiagų ir mes dar ten sugebėjom tokį know-how įkišti, kur niekas nesugebėjo nukopijuoti mūsų gamybos proceso ir taip toliau. Ir, kai mes tą visą patirtį, visą tą vaizdą jie atnešėm į Lietuvą, arba kaip taip tie architektai pradėdavo važiuoti Milano parodą, ten nusipirko tos žurnalus ir žiūri lietuvių daiktai, negali būti. Ir taip, ir buvo tokių, kur čia, tai mums sakydavo, tai čia tokia lentyna, kvadas buvo tokia, iš daug daikčiukų, kur galima susidėti. Tai parodysiu, kaip jinai atrodo. Va, ta tokia, matot fonė. Tarsi, kur tai užsienį gyvenantis lietuviai. Tai jūs čia nukopijavote, ar ne? Tarsi, jie negalėjo patikėti, kad tiek elektroninių parduotuvių pasaulyje, tarsi, pardavinėja mūsų daiktus, tiek, žodžiu, tai čia jūs kopijas darote, čia lietuviai negali tai padaryti. Tai ta akceptacija įvyko ir dabar, tarsi, tai iš tikrųjų patvirtina, tikriausiai parduotuvė Locals. Džiaugiuosi labai jų atsiradimu, nes galų gale į Concept Store, tą tokį visą aurą atėjo verslo žmonės, kurie susitvarko su finansais ir tai labai aiškiai matosi, jie iš vienos parduotuvės išsiplėtė į 3 ir su tokia kvadratūra, kad ojojoj, jie parduoda tik lietuvišką dizainą. Tai buvo kolaboracijos ten su latviais, kiek žinau, pristatinė dar, bet čia yra daugiau toks pop-up shopo variantas, o šiaip pristato tik lietuvišką dizainą. Lietuviai labai myli dabar ir vertina lietuvišką produktą, bet tai praėjo 15 metų, nei daug, nei mažai, žinokit. Tai va, bet labai džiaugiuosi progresu ir kitokių mąstymų, tai tikriausiai, aišku, padėjo, kad žmonės pradėjo labai daug keliauti, matyti daug kitų dalykų, tarsi pradėti lyginti, truputį kitas mentalitetas, atėjo nauja karta. Žodžiu, viskas tik į gerą. Dar kažkas? Viskas? Baigiau. Tai dar kartą labai ačiū Eglei.